Kaip šiandien 10 diena ir bandysim peršviest, kiek kokį kiaušinį turi gyvybės. Tai bus va įdomu. Vien palaikyk. Dabar atjungsim viską. Visas elektros. Taip, šitą dabar dar reikia atjungti. Kad nebūtų nuotykių. Dabar galima juos dėti iš karto ten. O kaip čia padaryta šita visa mechanizmas, per kurį matysim. Ir va taip atrodo šitie visi šiltutėliai. Nu, žodžiu ką, pradėsim turbūt. Jiem tu filmuok, čia tik neuždengtų galo. Dabar tai pradedu nuo čia. Ir, toj minutėlę. Yra gyvybė, jis nepersišviečia ir va čia va oro burbulas. Gerai, dedam į vietą. O, prašau. Irgi yra gyvybė, net matosi kraujagyslės. Galima pasukti. Žodžiu, va vėl oro burbulas, viskas tvarkoj. Taip. Trečia. O, viskas tas pats oro burbulas ir kraujagyslės. Galima pasukti, kad aiškiau atrodytų. Tikiuosi, kad susifokusuos. Kamera net matosi, kad kaip verčiu, kad jis grįžta atgal. Gyvybė. Vėl gyvas. Gal ant kažkurio bus ryškiau matysis. O, kokie kraujagysliai dideli. Iškai gal viršų pakelk. Na, gal šviesos truputėlį galėtų būti galingesnė. Bet šiaip tai, kaip atrodo, vėl čia kraujagyslė šone. Tiesą pasakius, tikėjausi, kad bus ta lempa geriau. Biškai per didelė gal skylė. Vėl yra. Gyvybė mezgasi. Su šitu negerai yra kraujosruva. Ir jau jisai ar sutrenktas, ar kažką žodžio. Kažkas įdavė dainą, bet pažiūrėsim dar. Neišimsim, tik jį reikia pažymėti. O, čia tvarko, kokie dideli kraujagysliai matosi. Nu jo, tas ant įtarimų. O, vėl. Kiek daug kraujagyslių, kai vaisius vaikšto, sukasi. Smagu, kas nematęs, tai turėtų būti labai įdomu. O, kokie dideli. Nu, bet šitas ant įtarimų. Nes yra per visą. Kraujagyslė dabar taip, aš norėčiau dėti, kad jeigu kažkas tai... Galiniai, kad būtų. Jo, visi būtų galiniai. O, kaip. Na jo, kaip sakiau, kas nematė ar nesusidūrė su šitokiu dalyku, tai kaip čia padaryti. Labai įdomus visas šitas procesas. Yra. O, taip. O, kokios gyslos. Matai, reikia per didelę skylę išpjoviau, dėl to ir šviesa pradingsta. O šitas irgi kažkoks. Jau kažkas jam nešvaru. Nu, dėsim ten. Ir kažkoks žiedas matas. Kažkaip persišviečia irgi nebaisis, man nepatinka. Kažkoks įtartinas irgi. Tai ką, aš jį gal dedu tada ant dekio. Dabar žiūrim toliau. Va, persišviečia. Kada jisai persišviečia? Va. Taip gerai va visas matosi. Tai jau jisai
Tuščias. Tuščias, taip, jis nepavaisintas greičiausiai. Biškai. Čia gerai, tvarkoj. O, irgi viskas apvaisinta. O, kaip matosi, jis tiesiog net suėda. Ar jau matosi ar ne, bet gyslos tai tiesiog kraujagyslės, ta prasme. Jo, skylė biškai būsiu per didelį padaręs. Na, bet pats procesas vyksta. Yra čia. Jo. Jėda, na ką, einam čia. O, pilnas. Na, kaip matosi, kraujagyslės. Taip, paskui pažiūrėsim ten tą. Nu, koks. Net juodavo vidurį, galbūt matosi jums. O, kaip Oi. plaukioja. Pirmas iki aš matau. Aš tam tada mačiau. Bet kaip juda stipriai. Nuostabus dalykai. O dieve, irgi kaip juda. Iš tikrųjų. Plaukioja, matot? Šitą gyvybę, kuri deda, mus maitina. Šitas tvarkelį. Gal aš ne taip dedu. Gal reikėtų taip dėti. O, kaip matosi, ne? Galbūt čia taip dar geriau. Aš nekėlę patrauksiu biškį. O, ir matot, persišviečia visiškai va. Tuščias. Tuščias jisai nepavaisintas, reikia palauk, dar pažiūrėsiu, kuris iš šitų. O, irgi tuščias tai 2 iš 48. Ir šitas įtartinas, nu, bet mes jį padėsim į įtartinų vietą. Taip. Tvarkoj. Irgi va plaukioja. Jo, toks ir iš karto vidus tamsesnis. Plaukioja irgi ne. Reikėtų gal apversti. Bet Na, matosi. va, kaip laukia gyvas. Šitų kalbėjo, ar kaip laukia. Šitų sakiau, nedėsim tų labai smailių. Plaukia, va, kokia. Tvarkoj. Na, kad plaukiotų nesimato, bet tikrai yra. Ką aš čia padarau? Gerai, gerai, gerai. Gerai, čia tas va dabar imk šitą. Va, kaip matosi. Jo, plaukia. Taip. 10 diena, matot, kas darosi. Atrodo, kad du būtų, ne, kaip dvyniai. Kažkas du dalykai vidai turškėsi. Jo, čia tas jau su tuo. Jau neaiškus labai. Jo, tai jį reikėtų. Iš galo paimk. Taip, dabar šitas. Šitas. Gerai.
juda. Jo, matomai priklauso, kiek kiaušinis subrendęs, nes šiaip tai kiaušiniai turi subręsti tam. Jie kaip laukia, kaip viskas dėvėliau, po to suplaukia į vieną vietą ir va, turim tai, ką turim. Tiesiog nardo. Nuostabu, kai mes pamatėm pirmą kartą, tai tiesiog šito viso. Na ką, baigėm. Tai yra, principai, 5 kiaušiniai, 2 tai iš viso negyvi ir 4 tokį įtartinį. Tai dar pažiūrėsim po 3 dienų, kas darysis. Taigi, mėlyjeji, va, 2 jau iš karto atitraukiam. Ir va, kaip viskas čia dabar atrodys. Principai 19 dieną pradeda ristis ir tai būna iki 22 dienos, gal anksčiau, gal vėliau. Bet visas šitas nuostabus reikalas. Ir va, brolis man įtaisė lempą. Ir va čia taip va viskas atrodo. Na, o čia jau patys kūrėm. Tai va, mėlyjeji, kaip čia viskas vyksta nuostabu. Tai ką, visa. Iki malonaus. Darysim, filmuosim, įkelsim, supažindinsim. Ir mums įdomu, ir jums bus linksma. Iki malonaus.